Na kągi, pasikeiskime apšvietimą salonų, čia dabar jisai yra toksai standartinis spalva, taip sakant. Viskas čia lelelena, tik tai gale ten, kur bagažinė atidarai. Ten įdėta ledas gerai, kad nemėlynas toks, kaip čia ir būkit gerai, va tokių spalvų. Va. Nedarykit tokių spalvų, nes, nežinau, man tai ta mėlyna tokia, nežinau, dabar asociuojusi su vaikiška, kai ten vaikas buvau ir tu mėlyni purkštukai ten šviečiantys neoniniai, eik tu sau kaip kietai. Tai, žodžiu, nesąmonė, nes ta prasme ta mėlyna šviesa, jinai tik tai gadina akis, jeigu taip, ne tai, kad gadina, bet tiesiog ten lieva ir nieko tu nematai, kai jinai šviečia mėlynai naktį, atsidarius kokias duris ten, arba tą daiktadėžę. Ir to grožio tai aš nežinau. Tuo labiau, kad nieks čia nedera. Ten būna, kai kitur mėlyni apšvietimai, dar suprantu. Čia dangų raudonas apšvietimas ir oranžinis ir visiškai nedera. Nežinau, visiškai lempa man. Vienu žodžiu. Tai va, tai aš žodžiu vis dar tam lygiai dar, kai netoks susenęs ar, nežinau, kaip susenęs. Vienu žodžiu, esmė tame, kad baltas apšvietimas man tai dar gražiai atrodo, mėlyna tai nesąmonė, bet baltas koks nors arba raudonas, jeigu jisai yra po kojom, ten pavyzdžiui po kojom apšvietimas raudonas, visai man fainai atrodo, bet irgi ne viso mašinom. Ir jisai turi, aišku, sutapti su mašinos, ten apšvietimų skydelių ten. Čia biškelį klima mano nesilaiko, nes aš genijus išėmiau, sulaužiau arba gal buvo sulūžę, nesvarbu. Tai va, tai dabar pakalbėkime apie tos diodus. Mano nei vienas susidūręs, kad įdeda, paskui perdega, pradeda mirksėti, belia kaip ten pareina lelele. Tai va, spėju, šičia bus įdėtas tas lievas diodas. Tai va, tuoj mes kaip pavyzdį jums jį ištrauksim ir palyginsim viską čia. Taigi dažniausiai, kas naudoja, tai va tokio tipo diodus. Ta prasme, kad čia va toks apvalus, tada viduje ten diodai. Ir jie dažniausiai būna lievus kokybės parvežti ten Lietuvoje ir jie kainuoja ten gal 10 litų ar ten kažkas tokio, jeigu ten ypač daugiau tų lempučių ten. Tai va, šitas mėlynas, bet nesvarbu, aišku, visokių spalvų jų būna. Tai va. Su šitais tai aš pasimokęs, kad, tiesiog neapsimoka jinai išiknot. Tai aš tokius vieną kartą atradau eBay'ui. Lietuvoje net realiai dabar net nelabai mačiau kur pirkt, bet esmė tame, kad jie žymiai pigiau ten eBay'ui gaunasi nupirkt. Kaip Lietuvoje ten 10 litų kainuodavo toksai ten kažkas tokių. Net nežinau, kiek dabar kainuoja senai pirkęs ten, šis net nepirksiu nieko. Esmė tame, o šitas kainuoja man ten kažkur iki $2, tarkim, jeigu ten kažkur dar ten šustresnė paukštelė, ar ten daugiau dar tų ledų. Ir jinai laiko geriau, ir plus dar yra angaliai. Gali tu jį pajungti nuo bele kokio, arba šito, kur įsikiša, arba šito, kur pasisuka, arba šito, kur va tokio tipo, ta prasme. Ir dar skirtingų ilgių jisai prisitaiko tas spiruokliai ten, tą ilgį. Tai sujungiai pokšt. Ir viskas, ir ta prasme jie šviečia stipriai. Aišku, stiprumų jų irgi skirtingų yra ir pagal kainą, ir ta kokybė, jeigu laiko kiti irgi perdega. Tai nežinau, dabar nusipirkau 2 tipų, šitus gavau, dar kitų negavau. Jeigu šitie geri, tai reiks dar daugiau jų užsipirkti, čia 4 nusipirkau. Tai va, aišku, kai ledą pajungi, visada yra esmė kryptis ten, kai pajungi, jei taip veiks, jei taip neveiks ten. Turi perkišti ten ir ar panašiai įsitikinti, kad gerai pajungi, jeigu neveikia. Na ir ką čia dar jums papasakojus. Na dar žodžiu numerių apšvietimo, tai iš viso būna dažniausiai, kad jie dažniau dar pareina tie diodai, negu kad čia salone, gal dėl to, kad drėgmė visokia ir tiesiog lauko sąlygos, tai aš tokį buvau kažkada tokio tipo pasidaręs, ten žodžiu su epoksinė derva visai pertepiau jį, kad ta prasme užsisandarintų visi kontaktai, tada įdėjau numerius ir viskas buvo zeb, niekad jis man neperdegė. Nežinau, nebandžiau, aš jau nesutepęs, nebandžiau įdėti, kažkaip net nebandžiau, paprastus tokius bandžiau dėti, tie perteigė greičiau. Žodžiu, esmė tame, kad šitie plokštelės tai pasiteisino. Na ir pažiūrėkim, kas čia su jais gausis. Tarkim, šičia įmetamės. Na ir ką, štai pajungim, čia jisai taip pat jį persimatau, bet koks skirtumas. Esmė tame, kad va čia viskas šviečia, lelele, tada tik tai antrą įmetį dar į tą pusę. Ir viskas, arba aš kažkurioje mašiną buvau vieną čia per vidurį, tai pasidaręs, nes realiai tai čia to apšvietimo stiprumui užtenka, nes iš tikrųjų stipriau šitas apšviečia daugiau plotų. Tai aišku, dar priklauso stiprumų skirtingų yra. Toliau, ką ten įmesim gale ir bus viskas normaliai, ta prasme. Ką žinau, žodžiu, man tas baltas toks apšvietimas tai fainiau ir šiaip dar stipriau apšviečia.
Tai vat tiek, nu ką žinau, ką čia dar jums papasakot. Čia va tas pajungimas, tai čia labai paprastas. Tiesiog paėmiau, čia aišku taip turi nulikti, paėmiau, pajungiau ir kažkodėl jau nedega. Aišku, čia kontakto nėra to jungti kažkur, tai biškai čia gal lievą įkišau. Nu žodžiu, esmė tame viskas čia normaliai. Tai va, tai čia paėmiau tą vat trišakiuką, kas čia dabar man nenoriu rodyti. Tą trišakiuką čiūkštą, tada tie sujungiau, vienu sujungiau nedegi, kitai dega. Kas čia per nekontaktai dabar? Tai vat, ir viskas čia zeba yra. Na va, dėjau ir šiek tiek įdėjau normaliau čia, vat. Paėmiau savo už tų, užkišau ir kame čia visas reikalas, tai kad dabar jau skaitoliau, tai netaip matos ir tas pats, nu, žodžiu, šviesaus šaltinis biškai taip geriau atrodo. Prasme šitą čia užmetė vat, ir gaunasi toks vat gražus pasklaidimai tos šviesos ir tuo labiau dar šiek tiek toksai gavosi kaip kampas jų ir jos nespigina į akis taip stipriai. Taip kad čia zeba gavosi. Na, dar tiesa yra iš kitos pusės tų lempučių, nu, žodžiu, lipninė izoliacija. Tai čia tą nulipdom savo ir šiek tiek prikimba, va ten tą vietą, savo galas, kur nedings. Beje, šitų plokštelių būna žymiai didesnių, ten, žodžiu, belė kiek, ten tų pasirinkimų, šita tokia, nu, tokia daugiau prie mažesnių skaitosi ten. Tai ten tos belekokų dydžio, aišku, jos ten belekai irgi gerai šviečia, nu, bet aišku, vėlgi nuo pačių diodų, kokį sudėti priklauso labai daug. Ten. Bet aš buvau nusipirkęs dar tokius, kur yra, gal jeigu žiūrėsit kokiam įbėjui, tai matysit tokį, ta prasme, ištisai pilnas, toksai, kaip atrodo vienas būtų diodas, toksai užlieta, taip geltona toks. Tai jie šviečia iš tikrųjų stipriai. Ir ten iš tikrųjų nėra vienas, ten yra daug irgi sudėta, bet biškai toks principas, esmė jie galingesni, net metalinis tas korpusas, ten, nu, visokių gal būna. Bet esmė tame aš buvau įsidėjęs ten į tą neseną. Tai vienas bagažiniai perdegė, nes ilgiau padegė, įkaito belekaip ir nužodžiu, esmė, kad perdegė, jis savęs net nesugeba daužinti normaliai ir kai jisai padega kokią minutę, tai jau net negali yra į pirštus paimti, nes jis belekaip karštas. Tai geriau pirkti tokius silpnesnius, tai ir iš esmės tai rakina mažiau. Nu, ten, kai Nisano buvau per vidurį, tai nieks ten nieko nekino, bet dar tiesa yra tokie, dabar tik plemba vietoj neturiu. Esmė tame, kad panašaus principų kaip šitie, nu, iš tikrųjų tokio pačio, taip pat jie atviri yra. Ir tie ledai ne šitie paprasti, bet čia jie tokio tipo tie plokštieji. Sudėta, žodžiu, jie yra. Ir dar iš kitos pusės radiatorius, ten, žodžiu, varžų ar kokių gaidžių pridėta. Esmė tame, kad jie skirti yra, kad nemestų OBD klaidos. Nu, ta prasme, on-board computer, kad kompė nemestų klaidos, kai būna, kad perdegus lemputį susidės diodas ir rodo, kad perdegė. Nes iš tikrųjų diodas ir jisai mažiau valgo elektros, už tai rodo. Tai tie specialūs OBD, ten free, kažkas tokio, ten kaip vadinasi, kažkas tokio, tai tokius va susidedi ir nemeta klaidos. Tai irgi draugelis susidėjau, šiaip sakė, gerai laikau, jie, nu, kol kas viskas normaliai. Tai vat, kaip aš su tokiais senais skrinais važinėjau, tai dar nemeta, nors ant šito jau turėtų mes, bet čia nėra on-board kompiuterio, nu, čia tik šitas šudukas, kur nieko vis gero nerodo. Na ir susimetėm ten priekį apšvietimus. Čia gale dabar neužteko, nes vieną į daiktadėžę dar įsidėjau, vis tiek ten reikia už čia gale palikau dar tos originaliai geltonus. Toliau šičia va dar va buvo jau įdėta šiti balti, bet čia galiu pasakyti, kad šitas labai pirščioja silpnai. O kas čia įdėta, tai va, tuoj mes ir pažiūrėsim, o čia įdėta yra juostelė, tokia kažkokia apardyta ar kas čia daryta. Nu, žodžiu, esmė tame, kad čia kažkokia juostelė, bet čia šūdiena, čia, nu, irgi, aišku, Lietuvoje pirkta. Pridaryta čia dar kažkokių tipuolė, kad nesiliestų ten ar kažką. Esmė tame, kad kame įrašai, tai kad jinai labai silpnai šviečia, na, aišku, gal irgi skirtingų yra, bet čia tuos, vat, kur aš ten priekį sudėjau, čia sudėjus galė, tai būtų zeba. Ir tokio tipo juostelės, tai aišku, ilgesnės dar, tai visai gal tiktų nebent po kojom apšviest ten, tarkim, raudonai kažkas, nu, esmė tame. Bet vėlgi yra žymiai geresnių tokių, kur yra iš viso jos plokščios ir dar lankstosi. Tai tos, vat, kur lankstosi plokščios, tai jos, ta prasme, jos ir vietos neužima, ten niekur neišsikiša, ten gražiai pritvirtini, padarai nuo kokio raktelių, ar degimų, ar šviesų, nu, žodžiu, nuo beleko ar nuo atskirų mygtukų. Kaip nori padarai ir jau savo ten dega. Na, o čia reiks įdėti į galą irgi normalius, nes čia atsidarai bagažinę vis tiek nieko nematai. Pasilenkęs matai, kad dega.
Na ir štai šiandien gavau dar šitus ledus, kuriuos sakiau ten turėjau gauti. Tai va, dabar turim tokių 2 rūšių jų. Čia, nu, iš esmės tas pats šalia, tik tai biškį gal, šiek tiek pačio ledų modelis gal irgi skiriasi. Ir skiriasi šiek tiek tokia skiriama spalva. Tai šitie žodžiu naujieji, tai yra, nu, kaip ir daugiau ledų, galbūt šiek tiek vos galingiau šviečia, bet esmė tame, kad ta šviesa yra tokia vos baltesnė. O tie, tai jie tokie vos tokie, vat, kaip matot, vos tokį į mėlynumą, į vėžetiškumą tokį, bet, nu, žodžiu, toks vos, kad ten jokių erzinančių akių nieko nėra. Tokia balta ir kaip kokių 600 kelvinų ksenonas. Nu, žodžiu, tai va toksai skirtumėlis. Abu kaip ir jie nekaista, tai yra labai gerai. Ta prasme šyla, aišku, ten šiek tiek, bet tai svarbu, kad nekaistų stipriai, nes kai kaista, tai tada ir perdega greitai.